O dabar norėsiu, kad Rasa paliūdytų apie savo gyvenimą, kaip ten viskas jai vyksta, nes labai malonu. Jis tokia aktyvi, nežinau. Ačiū, kad pakvietėte. Ačiū labai, tikrai labai malonu dalyvauti šiandien čia. Ir jeigu yra tokia garbė, tai papasakoti apie tą savo gyvenimą. Man dabar yra 53 metai, aš esu laiminga moteris, laiminga mama, laiminga močiutė, o iki to tikrai mano gyvenime taip nebuvo. Nuo pat vaikystės augau tokioj šeimoj, kur Dievas buvo, bet Dievas būdavo tik savaitgaliai, šeštadienį, sekmadienį, ir augau su sese, kurią tėvai labai mylėjo, o aš buvau ta kaip bjaurusis ančiukas, kurios nelabai norėjo, kuri buvo tokia apkūni, tokia nemaloni, nemiela. Ir visada mama mane taip auklėdavo, kad tu turi sukūsti, tu turi sublokti. O man, kai vaikui, tai tikrai buvo labai didelė trauma, nes labai būdavo keista, kad sesė taip myli, o manęs ne. Sesė duodavo 3 saldainius, man duoda 1. Ir aš visą gyvenimą taip galvojau, kad negi čia taip gali būti, kodėl yra tokia neteisybė. Ir aš galvojau, kai aš sukursiu savo šeimą, tai aš vaikus mylėsiu vienodai, nepriklausomai nuo to, kaip tie vaikai atrodys. Tikrai sukūriau šeimą vien tik tai dėl to, kad pabėgti iš tų namų. Man nesvarbu buvo su kuo tuoktis, dėl ko tuoktis, nes tėtis mėgdavo išgerti, o mama buvo ta tokia kontrolierė, kuri kontroliuodavo viską. Ir tuose namuose aš nejaučiau nei tos meilės, nei tos ramybės. Tai galvau, galbūt bus čia toks irgi atsakymas, kad į mano gyvenimą ateina žmogus, kuris yra už mane vyresnis, kurį aš pamilsiu, kurį aš mylėsiu, su kuriuo aš gerai gyvensiu, nusipirksiu savo šaldytuvą, prisidėsiu maisto ir galėsiu valgyti, kada norėsiu. Taip ir įvyko, iš tikrųjų, ištekėjau, kai ne iš meilės, tai visą laiką ieškojau tos meilės, bet tos meilės kaip ir neradau. Vyrą mėginau pamilti, nepavyko, nes aš mamai sakau, mama, aš to vyro nemyliu. Mama pasakė, meilė, toks dalykas, čia yra, čia nėra, tu priprasi ir viskas bus gerai. Pragyvenom su vyru 17 metų, užauginom 4 vaikus ir iš tikrųjų jisai slydo alkoholizmo keliu gilin. Tai mane irgi labai veikia, nes arba, kaip sakau, šeimoje turi arba būdų gerti, arba nei vienas turi negerti, kad ta šeima būtų normali. Vyrui paslydus, paslydau ir aš. Tik tai vieną dieną eidama namo aš sutikau kaimynę, kurie visai girta girčiausia. Ir šalia jos buvo sūnus, kuris sakė, mamytė, mes nepareisim namo. Ir man tada taip kaip stulpas iš dangaus Dievo toks balsas, kad tu nori tokios ateities. Aš tada pasakiau, ne, aš tokios ateities nenoriu. Ir mane tiesiog savaime užkodavo. Šitiek metų man nekyla noro jokio gerti ir vartoti alkoholio. Ir aš irgi tai suprantu, kad tame yra Dievo malonė, nes aš iš tos nevilties gerdavau, niekas manęs girtos niekur nėra matęs, bet kad būtų netaip liūdna, aš pasigerdavau iš vakaro, užmigdavau, ryte atsikeldavau, vėl iki pietų prabūdavau, paskui vakare vėl gerdavau, bet toks buvo užburtas ratas. Man tai nepatiko, bet aš mačiau, kad tas liūdesys ir skausmas buvo toks gilus, kad aš negalėjau kitaip jo apeiti. Tai va tiesiog pirmas Dievo stebuklas buvo tas, kad buvo patrauktas alkoholis. Tada aš vieną naktį miegojau su vyru lovoj ir jisai pradėjo mane smaugti. Ir aš galvojau, Dieve, aš dar norėčiau gyventi. Jeigu tu esi gyvas, tu išsaugok mano tą gyvybę, galbūt aš dar būsiu naudinga, aš nesu tobula, gera, bet gal tu mane kažkaip panaudosi savo darbams. Ir aš jaučiu, kad mano kvėpavimas iš viso dingsta. Ir aš sakau, Jėzau, pasigailėk manęs. Ir jaučiu, kad tos rankos tolsta, aš išlipau iš lovos, nuėjau į vonę, aš 2 valandas verkiau, aš sakiau, Jėzau, tu tikrai esi gyvas ir tiek, kiek reiks, aš tau tarnausiu, jeigu tu turi tokį planą, tai tu naudok mane ten, kur esi, aš nusižeminu, aš būsiu visai kitokia, aš atiduodu savo gyvenimą į tavo rankas. Ir taip mano gyvenime prasidėjo vėl naujas kelias, kur aš galvau, kuo aš galėčiau padėti. Ir tikrai tada taip gavosi, kad mes gavom patalpas ir tose patalpose 2 aukšte rinkdavosi anoniminiai alkoholikai, kur iš tikrųjų aš mėginau vyrui padėti, kad jisai negertų, bet tai buvo, bergždžias bandymas.
Jisai kaip toliau norėjo gerti, taip ir toliau norėjo gerti ir aš supratau, kad aš turiu gyvenime kažką tai pradėti daryti dėl savęs ir dėl vaikų. Aš buvau išauklėta taip, kad skirtis negerai ir Dievas yra prieš skyrybas. Bet tiesiog kiekvieną kartą eidama iš pažinties pas kunigą aš pasakydavau, kad vyras mane muša, terorizuoja, kad nesirūpina nei vaikais, nei manim. Ir vienas kunigas sakydavo, tai tu vaikeli kentėk, nes taip turi būti. Jeigu atvažiuodavo koks jaunesnis kunigas, jisai sako, vaikeli tu nekentėk, tu turi palikti tą vyrą, nes Dievas nėra už tai, kad tai būtų meilė, kad eitum per tokį smurtą ir tokį kančią, nes Jėzus jau mirė už tave. Tau nereikia tos kančios. Ir aš vieną dieną skiriuos, kitą dieną taikaus, vieną dieną skiriuos, kitą dieną taikaus. Kol vieną dieną einant iš bažnyčios aš sutikau tokią močiutę, kuri tiesiog Dievo atsiųsta buvo. Aš sakau, aš verkiu, eidama gatvė, jinai mane susistabdo ir sako, vaikeli, kas tau yra? Aš jai pasakiau tą situaciją, kad vyras mane terorizuoja, kad muša, kad aš planuoju skirtis ir nežinau, ką man toliau daryti. Ir jinai sako, čia atsakymas paprastas. Pareisi namo, pasisodink vyrą, pasisodink vaikus ir paklaus, ką mes numatę esam daryti toliau. Ir tikrai padariau tos močiutės patarimu, parėjus namo, aš pasisodinau vyrą ir vaikus ir sakau, ką mes toliau darysim. Pirmas klausimas buvo vyro, sakau, ar tu myli, ar tu gerbi, ar tau reikalinga šeima. Jisai drastiškai pasakė, ne, man šeimos nereikia, man alkoholis yra brangiau. Tai buvo jo nuoširdus atsakymas. Vaikai pasakė, kad mes nenorim gyventi su tėčiu. Ir tikrai aš dabar, kai pagalvoju, vaikai patyrė didelį pažeminimą, kai tėvas vaikų akivaizdoje pasirenka alkoholį, bet šiai dienai aš suprantu, kad tai buvo jo sprendimas. Ir nuo to momento mes 2 metus tampėmės po tuos visus teismus, kur tiesiog buvo įrodinėjami ir DNR ir visokių tokių nesąmonių, bet tikrai Dievas pervedė stebuklingai ir galingai, nes man galėjo stogą nurauti, ant kiek ten kainavo tų nervų ir tos sveikatos tie visi teismai, net ir finansiškai aš galvau, kaip aš tada pajėgiau, nes man visi sakė, tu su 4 vaikais liksi viena, tu prapulsi. Bet aš supratau, kad aš neprapuoliau, nes Dievas jau tada mane mylėjo, vedė ir augino ir rūpinosi. Taip aš jo klausiau, Dieve, parodyk, kokia mano vieta, ką aš galėčiau daryti, kad parodyčiau, kaip tu nori mane naudoti. Ir į mano gyvenimą atėjo tokia pagalba alkoholikų artimiesiems programa Al-Anon, kur tiesiog irgi renkasi moteris, kurios patiria smurtą, kurios bijo išnešti tų, sakykime, negerų dalykų, kurie vyksta už uždarų durų. Ir šiai dienai aš tikrai džiaugiuosi, kad Dievas drąsina tiek mane, tiek dalintis tuo, nes iš tikrųjų Jėzus nenori, kad nei viena moteris kentėtų. Mes esam sukurti gyvenimui ir džiaugsmui. Ir tikrai būnant toj programoje aš susitikau su gyvuoju Dievu, kuris man tapo realus, nes aš visada žiūrėdama į tą paveikslą, kur Jėzus prikaltas, aš galvodavau, koks jisai vargšas, jį prikalė ir niekas jo ten negali nukrapštyti. O aš tokia, kuri imsiu ir nukrapštysiu. Bet būnant tose situacijose aš suvokiau, kad aš tikrai daug kur esu bejėgė. Jeigu aš nepriimsiu Dievo meilės, jeigu aš nesuvoksiu, kad aš esu bejėgė pakeisti save ir pakeisti kitų likimus, į mano gyvenimą neteis Dievas. Ir tada man priminė, kad tau buvo duota šansas, tada tu galėjai išeiti iš gyvenimo, kai aš tau padėjau, kai aš patraukiau tas spaudžiančias, smaugiančias rankas ir aš supratau, kad tikrai Dievas yra gyvas ir realus. Ir širdį vėlgi buvo tuštuma. Kaip užpildyti tą tuštumą? Nes pyksti ant vyro giminių, pyksti ant daug ko. Ir nesuvoki, kaip iš to išeiti. Ir Dievas sako, aš visada padėsiu tau, aš nepalikau tavęs tada, kai tau buvo sunku ir aš pakeisiu tą tavo širdį. Tikrai aš anksčiau labai nekenčiau žmonių, ypatingai alkoholikų. Aš jeigu galėčiau, tai būčiau sustačius taip į vieną eilę ir tai visus. Kai man Dievas pasakė, tu neturi teisės, jie yra mano kūriniai, nesvarbu, ką jie gyvenime yra padarę. Jėzus mirė už juos ir aš galvojau, Dieve, aš tikrai turiu atsiprašyti tavęs ir parodyti, kad aš tikrai šiai dienai aš myliu kiekvieną žmogų. Ir nesvarbu,
nesvarbu, koks jisai yra nusikaltėlis, kas jo yra širdyje, Dievas davė tokią meilę mylėti tuos žmonės, kurių niekas nemyli. Nes aš supratau, kad ir tuos pačius vaikus ir anūkus aš turiu mylėti tą Dievo meilę, kurią aš patyriau, kurią jis man kiekvieną kartą duoda ir tikrai mano širdis yra pakeista, nes Dievas daug dalykų atleido, daug dalykų įdėjo į širdį ir aš galvodavau, aš turiu būti tokia moteris, kuri, ir per karą ir visur. Ir tikrai daug metų aš buvau nei vyras, nei moteris, nes kai vyras gerdavo, aš mokėdavau ir remontą pasidaryti, aš mokėdavau ir spinteles pasikabinti, ir laminatą susidėti. Ir vieną dieną aš galvojau, tai palauk Dieve, ar aš moteris, ar aš vyras. Širdį suprantu, kad aš moteris, bet viduj tai aš esu vyras. Ir tikrai Dievas pradėjo man kalbėti, kad tu turi darytis moterim. Visą gyvenimą nešiojau kelnes, negalėdavau iš kelnių išlysti. Šiai dienai esu su suknelė, tai irgi stebuklas, kad aš priimu tuos dalykus, kuriuo aš kažkada net nesuvokiau, net nesupratau. Ir tikrai būnant VŽB moterų stovykloje paskutinį kartą, aš sakau, Dieve, aš labai noriu, kad mano asmeniniam gyvenime pradėtų vykti kažkokie tai pokyčiai. Nes aš tikrai netikėjau vyrais, aš netikėjau jų kažkokiais pažadais. Man atrodė kažkas tai tokio, jeigu tu Dieve man kažkur tai kažką nedavė ar nedadavė, tai būk geras išlygink. Ir aš tada labai prašiau, sakau, Dieve, aš noriu, kad tu atstatytų mano asmeninį gyvenimą ir kad ta šeima, tikrai jinai taptų realia šeima. Ir šiai dienai žinau, kad vyksta daug procesų mano širdyje ir mano aplinkoj. Ir aš tikrai šiai dienai suvokiu ir suprantu, kad jeigu aš prašiau Dievo žuvies, jis neduos man gyvatės. Ir jeigu aš prašiau Dievo duonos, jis man neduos kažkokio akmens. Ir kažkada tai aš pamačiau tokį vaizdinį, mėgindama paklausti, Dieve, ką aš turėčiau daryti ir kaip aš galėčiau parodyti tą meilę, nes be tos meilės aš pati gyvenau gal kokių 30 ar 40 metų, kol suvokiau, kad tą meilę aš galiu gauti tik iš Dievo. Ir būnant inkauterį, tokiam 3 dienų susitikime su Dievu, aš pamačiau tokį vaizdinį, kad buvo prikritę labai daug obuolių ir aš paimu vieną obuolį, kitą obuolį ir aš taip laikau rankose tuos obuolius ir nesuprantu. Ir taip už manęs toks balsas, toks šiltas, švelnus, aš neturiu jėgų atsisukti, bet aš girdžiu, imk daugiau. Sakau, ne, man užtenka, man čia užtenka tų 2 obuolių. Ne, sako, imk daugiau. Ir aš taip pasisuku, žiūriu, maišas. Ir aš dedu tos obuolius į tą maišą ir tas balsas sako, dėk tos obuolius, dėk. Aš sakau, man nereikia, čia man per daug. Ne, sako, dėk tos obuolius. Ir aš galvoju, tai prisikrausiu aš tą maišą obuolių, o kur aš paskui, ar aš panešiu tą maišą? Ir tas balsas sako, aš nešiu tą maišą, o tu dalinsi tuos obuolius žmonėm. Ir aš nieko nesupratau. Po kiek laiko aš sakau, Dieve, tai jeigu tu man parodai tokį vaizdinį, parodyk ir toliau, ką tai reiškia. Ir labai aiškiai buvo pasakyta, kad obuoliai yra meilė. Ir ta našta, meilės našta, jinai nėra niekada sunki. Kad jeigu Dievas duoda tos meilės, jisai duoda jos apščiai. Ar tai bus pagyvenęs žmogus, ar tai bus mažas žmogus. Aš šiai dienai galiu prieiti prie bet ko, apkabinti bet ką, bet tai tikrai yra Dievo meilė ir malonė. Ir šiai dienai, jeigu aš čia esu, tai tikrai Dievas ir mane labai myli ir myli jūs, nes jisai nori, kad mes kiekvienas būtumėm laimingas, kad kiekvienas būtumėm pilnas to džiaugsmo, kad bus visokių dienų, bet Jėzus pasakė, aš niekada tavęs nepalikau ir nepaliksiu. Ir šiai dienai dar tokį trumpą liudijimą apie šaldytuvą. Mano gyvenime visada būdavo mažas šaldytuvas. Ir sugedo mano mažas šaldytuvas ir aš galvoju, aš nusipirksiu tokį patį mažą šaldytuvą, nes man užtenka to maisto. Ir pasikviečiau sūnų, sakau, sūnau, patar, kokį čia man pirkti šaldytuvą. Sūnus sako, ne, mamytė, nepirk tokio pačio, pirk didesnį. Galvoju, tai ką man tas didesnis šaldytuvas, jeigu aš neturėsiu ko į tą šaldytuvą susidėti. Bet kažkaip paklausiau to vidinio balso ir galvoju, nupirksiu aš tą didelį šaldytuvą. Nusipirkau tą didelį šaldytuvą ir tikrai jisai pilnas ir pilnas maisto. Ir aš žinau, kad pas mane atvažiuoja anūkai, pas mane atvažiuoja draugai, pas mane atvažiuoja vaikai ir aš tikrai visko turiu, nes aš gaunu iš Dievo. Jeigu aš gaunu iš jo meilę, tai mano šaldytuvas visada bus pilnas, kaip ir mano širdis pilna meilės ir dėkingumo. Ačiū Jėzui, kuris šiandien yra gyvas ir savo dvasia yra čia su mumis. Šlovė ir garbė jam. Ačiū.